Mauzerį, žinokit, nėra baisiau už vaizdą, kai beždžionių bandoj nusensta alfa patinas. Nu, o kas čia baisaus? Čia natūraliai atranka? Oi, vaizdas, žinokit, tikrai būna labai baisus. Tada, žinot, jisai negalvoja, kad jis nusenęs, jis toliau galvoja, kad jis alfa patinas ir jaunas ir stiprus. Ir tada kiti beždžioninai pradeda tokias peštynės, kad oi, bananai laksto visur, mušasi, kokosų riešutai kritinėja, palmės ten keberiokšt. Ir netgi bando įkast priešininkui su savo dantim į paslėpsnius. Beždžioninai. Baigėt. Nu, baigiau. Žinot, mažiau žiūrėkit nacionalinės geografijos per televizorių vakarais. Kaip nežiūrėti, taigi turi domėtis, kas vyksta tavo šalyje. Tai kuris čia alfa patinas pas mumis taip nuseno? Viktoras. Jūs įsivaizduojate, į darbo partijos alfa patino kėdę taikosi net 14 kandidatų. Nuo Baltraitinės iki Žeščiurinsko, nuo Pinskaus iki Pinskuvienės, nuo Gapšo iki Daukšo, nuo Bukausko iki Paulausko. Nu, demokratija? Nu, čia jau nebe demokratija, kai jau bananai laksto į snukius, kokosų riešutai į galvas daužas ir palmes triška pokška. O pats Viktoras kandidatuoja? Nu, tai aišku, kad kandidatuoja, jis vis dar galvoja, kad jis yra alfa patinas. Nu. O šitas Mazuronis kandidatuoja į partijos vadus? Kandidatuoja, bet iš jūsų klausimo aš suprantu, kad jūs nieko nesuprantate apie alfa patiną. Jeigu jūs būtumėt praleidęs San Diego zoologijos sode prie gorilų narvo bent 6 valandas, jūs pastebėtumėt, kad alfa patino yra sidabrinė krūtinė, suprantat? O jau kai tampa sidabrinė ir galva, tai tada tu sėdi savo kamputyje tyliai ramiai, grauži bananą ir džiaugiesi, kad šiandien tavęs nemuša. O gal darbo partijos kaimenė sugudraus ir išrinks vadu Mazuronį, o faktinai tikrasis alfa patinas ir toliau liks Viktoras ir sėkmingai savo tratys partiją, kaip buvo iki šiol? Gamtoje tokia kaimenė yra pasmerkta žlugti, o gamta nuo politikos nedaug skiriasi. Vienur kailis reiškiasi, o kitur kostiumas. Vienur raudonas šlipsas, o kitur nesvarbu.